O čia net kaip dabar šoka. Štai šituo nuostabiu šokiu buvo pradėtas jaunimo sacangas Tauragėj. Po sacango su šypsena veide išvykome sodinti pušelį Tauragės miškus, kur mus maloniai pasitiko miško prižiūrėtojas. Vieninteliu ir nepakartojimu patarimu jis mums pasakė, kaip reikia sodinti pušeles. 90% priklauso nuo jūsų meilės, o visa kita Dievo rankose. Maždaug per 3 valandas pasidinome apie 1300 pušelių. Su šio džiuginančiu skaičiu atsipūtėm ir su dantimis toliau kibome darbuotis į vaišes atvežtas iš Klaipėdos. O po visko gavome gražų pagyrimą apie mūsų gyvenimo meno šeimą. Gyvenimo menas, taip pat jūs ir parodėte savo meną. Jo, parodėm meną su meilė. Su meilė. Jo, svarbu, kad būtų gamtinės sąlygas geras, kad lietus būtų, kad gerai prigytų. Prigys. Jo, ir kad galėtumėt pamatyti savo darbo vaisių. Aišku, čia labai sunku rasti, bet jo. Nu, gal programos, sakė, mokytojas organizuos. Ką, einam valgyti? Na tai ir iškeliavo jaunimas pavalgyti prie netoliese esančius laužavietės. Dainavo, šoko, žaidė ir džiaugiasi unikaliu buvimu kartu. Iki kito susitikimo ir gero darbo. Nežinau, čia nusikasau. Klausimas, kodėl žmogus valgo anglį? Nežinau.